Labas visiems. Žinutė tam, kam reikia. Istorija galbūt kažkam atliepianti, galbūt pasiūlanti kažkokias naujas perspektyvas, o galbūt jūs gausit užtvirtinimą, patvirtinimą to, ką jau ir taip žinot, ir galbūt pasijausit stipresni, drąsesni ir ramesni. O galbūt ne. Galbūt kažkam tai netiks, tai viskas tvarkoj, bus kitų kartų, viskas bus gerai. Kas pirmiausia iškrito, tai labai įdomiai iškrito oras, kryžius ir ugnis. Dvi energijos, tarp kurių stovi kryžius. Ir kryžius šitoj kaladėj kalba tarsi apie karmą, apie šešėlį, apie naštą, kuri meta šešėlį ant viso skaitymo automatiškai. Tačiau, bedėliojant žinutę, paaiškėjo visgi, kieno ta karma yra ir galbūt yra daugiau žmonių, kurie turi atlikti tam tikrus veiksmus, priimti sprendimus ir, kaip sakant, išsrėbti tą košę arba užsiimti tuo žalų tvarkymu, bet pagrindinė karma krenta ant vieno žmogaus. Ir gal pradėkime tada nuo pradžių. Oras krenta kaip vandenis, dovana, didelė fortūna ir pagrindinis vyriškis. Ugnis krenta kaip raktas ir pagrindinė moteris. Ir pradžioje aš maniau, kad aš skaitau apie kažkokį santykį, kur tarp dviejų žmonių atsirado kliūtis. Tačiau paaiškėjo, kad santykis šitame skaitime yra netgi dveji santykiai. Ir šitame skaitime yra 4 žmonės mažiausiai, jeigu ne 5 ar 6. Ir santykis nėra tarp šitų dviejų minėtų žmonių. Santykis yra tarp pagrindinės moters ir vyriškio, kuris yra kaip trečias asmuo šitoj schemoj. Bet aš dabar dar nenorėčiau į jį labai gilintis. Norėčiau pažiūrėti į šitus 2 veikėjus. Ir klausimas buvo, kas yra tas kryžius? Tai visų pirma, prie pagrindinio vyriškio krenta palaima, dieviškumas, emocinis skausmas ir įsimylėjimas. Atrodo, kad šitas žmogus gali būti dabar emociškai sunkioje būsenoje, emociškai sunkioje padėtyje, todėl, kad galbūt yra jausmai ir jie yra nuoširdūs. Tačiau žmogus nėra visai nuoširdus. Taip gal reikėtų sakyti. Ir klausiau, tai kasgi yra tas kryžius? Ir iškrito fontanas, skorpionas ir ereliai. Ir skorpioną aiškina pasiturintis vyriškis, prie kurio krenta pabaiga ir paskutinysis teismas. Atrodo, kad šitas žmogus turi nemažai galios šitoj situacijai ir jis tarsi prisiima nešti atsakomybę, gal taip reikėtų sakyti, apginti pagrindinę moterį, apginti tą raktą. Gali būti, kad galbūt jinai yra simboliškai raktas į kažką, ar ne, galbūt tai yra simboliškai raktas kažkam į laimę, ar ne, į gerus santykius. Galbūt tai yra žmogus, kuris mato ją kaip gyvenimo partnerę, kaip tą, kurią jisai nuoširdžiai myli ir jis nori būti su ja ir jis ketina priimti sprendimus, kuriuos reikia priimti. Jis taip pat krenta kaip monetų karalius ir mirtis ir šalia mes turim taip pat pabaigą, kelio pabaiga. Gali būti, kad
jis nutraukė kažkokį savo įsipareigojimą, galbūt įvyko skyrybos jo asmeniniam gyvenime, galbūt jis nutraukia ryšį su pagrindiniu vyriškiu, kuris beje krenta kaip velnias, ir toj mes pasiaiškinsime, kodėl jis taip krenta. Bet sprendimai yra tarsi priimami negrįžtamai ir tai daroma turint nuoširdžius jausmus, nuoširdžiai jaučiant ir leidžiant savo tuo vadovautis. Klausiau, kodėl taip gavosi, kodėl yra šitas kryžius centre ir kodėl mes turim šitokią nuožmę energiją čia prie šito vyriškio. Tai netgi krito kaip karo dievo archetipas, tai reiškia, kad tai yra tikrai labai daug pokyčių nešanti energija. Bet kas įdomiausia, kad prie šito kryžiaus, kuris turėtų būti matomas kaip neigiamas centras šito skaitimo, šitas vyriškis krenta kaip labai tvirta, stabili, nepajudinama energija, kuri žino, su kuo susiduria ir ką reikia daryti. Tai atrodo kaip labai, labai stipraus charakterio, labai stiprios dvasios žmogus, kuris galbūt yra įveikęs ir nešęs ne vieną kryžių savo gyvenime. Ir jo negazdina iššūkiai. Aš tikėčiau, kad jį galbūt, jeigu tai vyriškis, kuris yra romantiškuose jausmuose, turi romantiškus jausmus kažkam, galbūt jį labiau gazdino, kaip atskleisti tuos jausmus, kaip tai padaryti, negu kad kaip išspręsti karminius dalykus. Ir aš klausiau, kodėl yra tas kryžius, kuris liečia visas tris šalis. Ir iškrito Imbolc, yra tokia keltiška vasarį vykstanti šventė, kuri kalba apie tyrumą. Iškrito demonas, laivas, laiptai ir piramidės. Atrodo, kažkas norėjo greito kilimo į kažkokį ilgamžiškumą, į gausą, greito tokio shortcuto į kažkokią poziciją, greitų rezultatų, nežinau, pasinaudoti galbūt kažkuo, nes demonas kalba apie tą godžią, supančiojančią manipuliatyvę energiją. Ir beje klausiau, kas yra demonas, iškrito vaikinas ir tada klausiau, ar šitas pagrindinis vyriškis yra demonas ir iškrito velnias. Tai atsakymas yra taip, tai yra tas pats žmogus, kuris galbūt norėjo labai greitai gauti, padaryti, pasinaudoti ir taip toliau. Šalia taip pat krenta, primenu, klausimas yra, kodėl tas kryžius yra centre, kodėl yra ta karma, kodėl yra ta žala arba ta našta, ar ne. Taip pat iškrito vagis ir santuoka ir brandi moteris gausa. Tai galbūt buvo bandoma eiti į kontraktą, norint pasinaudoti kažkuo, bet man labiau tai primena greičiausiai, kad šitas pagrindinis vyriškis yra santuokoj, kuri nėra grįsta meile. Tai yra grįsta visiškai tik tais materialiais dalykais, materialiu įskaičiavimu, sustrategavimu, apsukrumu. Nesu tikra, ar tai yra ta moteris, kuri ėjo į tą santykį, ar jis, o galbūt abudu. Tai galbūt nėra esmė. Esmė yra ta, kad per šį kontraktą atėjusi iš tokių pagrindų yra kultivuojama tamsi energija. Ir šitas žmogus labai įdomiai krenta jo našta. Gali būti, kad jo našta nėra tik tais psichologinė, bet labai stipriai išryškėja jo psichologinė našta. Gali būti, kad šitas žmogus nesitikėjo, kad kaltė šitaip slėgs. Nesitikėjo, kad
kad tai bus taip sunku kiekvieną dieną panešti. Jis galbūt tai yra jau daręs, galbūt tai ne pirma tokia situacija, kur taip yra sužaidžiama. Bet man atrodo, kad šitas įvykis yra daug didesnis kiekvienam iš šitos situacijos dalyvių, negu kad yra buvę iki tol. Tai yra ganėtinai stambi situacija. Ir atrodo, kad šitas žmogus tam tikra prasme nesinori sakyti, kad atrado Dievą, bet norisi sakyti, kad tikrai pajuto, kad Dievas egzistuoja. Ir gali būti, kad jis turi jausmus kažkam, kas yra dieviškoje energijoje. Ir tai yra jo karma. Galbūt tai žmogus, kurį jis bandė apdoroti, supakuoti ar dar kažkaip. Taip pat prie viso šito prie karmos krenta tamsos raitelis, malūnas, vaikas ir goblinas. Kai kuriems kažkam, ir man atrodo, tai yra šitie du žmonės, bet gali būti vienas iš jų kaip pagrindinis, ar ne, vyriška energija. Gali būti, kad buvo bandoma šmeižti moterį su vaiku, šmeižti vaiką arba šmeižti moterį dėl vaiko. Ir tarsi arba bandyti kažką gauti per vaiką, bandyti supančioti vaiką, bandyti gauti vaiko sėkmę, galbūt, nežinau, tai yra kažkokie paveldėjimas ar dar kažkas, tai valia kažkieno. Ir atrodo, kad tas vaikas yra neliečiamas, tas vaikas negali būti liečiamas. Ir šita situacija yra įrodymas, kad yra žmonių šitam pasaulyje, kurie negali būti liečiami. Simboliškai galbūt, o galbūt ir kažkokiom kitom prasmėm. Taip. Prie šito žmogaus krenta skeptrų karalius. Gali būti, kad tai yra vandenis arba ugnies ženklas, arba galbūt oro ir ugnies mišinys gimimo čarte. Ir aš paklausiau, kaip šitas vyriškis, pagrindinis vyras, kuris yra dideliai karmoj, mato ją, tą pagrindinę moterį raktą. Iškrito konfliktas, meilės kerai ir judu toliau. Atrodo, kad jis mato, jog jinai nebesivelia į konfliktus, jį galbūt net nebepastebi šito žmogaus arba nereaguoja į jokią konfliktišką energiją. O galbūt neberutulioja tos situacijos ir jam atrodo, kad jai yra pašvilpt. Galbūt taip ir yra. Kaip šitas centrinis vyriškis, turintis labai daug skorpioniškos energijos, kaip jis mato šitą pagrindinį vyriškį, iškrito destrukcija ir kelias. Tai gali būti, kad jis mato, kad tai yra labai destruktyvus žmogus, nesugaudantis savęs, galbūt godus, galbūt nekompetentingas, galbūt impulsyvus, o galbūt viskas viename. Galbūt šitas žmogus mato, kad šitas vyriškis griauna savo kelią arba atneša destrukciją į kitų gyvenimus. Galbūt taip galima išsireikšti. Tada paklausiau, o kaipgi pagrindinė moteris mato šitą vyruką, tai iškrito karma. Jinai mato tai kaip karminį žmogų, kaip žmogų, kuris galbūt krauna karmą ant kitų, kad galėtų pats išvengti jos ir galbūt vengia atsakomybės. Klausiau, kas dar krito prie moters.
Tai iškrito mirtis, pikta akis, šalia iškrito žemiškas angelas, žynys ir mylimoji. Atrodo, kad tai yra atsakymas, kodėl ji yra raktas. Toks jausmas, kad tai yra moteris skydas. Nežinau, kaip kitaip pasakyti. Moteris, kuri neleidžia tamsiai magijai, tamsiai energijai egzistuoti. Tai yra moteris, kuri savo šviesą galbūt įneša į erdvę daug šviesios energijos, daug pozityvumo, o galbūt tai tiesiog energetiškai veikia, kur jai įėjus į erdvę, visi velniai ir šešėliai pradeda kratytis ir sproginėti ir arba puola, arba turi dingti iš erdvės. Tai gali būti tas variantas, Buffy vampyrų žudikė, kur labai akivaizdi supergalia, sakykime. Aišku, aš kalbu simboliškai, ar ne? Galbūt tai tiesiog yra labai išsilavinusi, kompetentinga moteris, kuri turi raktą nuo reikiamų durų reikiamų metu ir jai nėra sudėtinga judėti į priekį. Ir atrodo, kad tai yra moteris, kuri nepameta savęs, nepaisant chaoso aplink ją. Dar prie jos iškrito popiežius ir imperatorienė. Ir aš toj prie tos interpretacijos grįšiu, nes turiu dar kai ką užkabinti iki šito. Aš klausiau, kaipgi šitas pasiturintis vyriškis, kuris yra labai gilioj vandens energijoj, transformatyvioj vandens energijoj. Beje, čia yra oras ir ugnis su daug žemės. Dūsta šitą energiją, šitas vyrukas. Gali netgi ir fiziškai jausti, kad aš dūstu, mane gyvenimas dusina, todėl kad nėra širdies tame. Nėra. Ir tai gali būti netgi ganėtinai vampyriškas žmogus, emociškai, kuriam reikia jūsų emocinio krūvio, todėl kad pasitiktais oras, ugnis ir žemė, tai yra dykynė. Tai yra absoliučiai, šitas žmogus yra visiškai priešingoje energijoje. Jo materija yra pilna vandens, vanduo kaip vandenynas ir tai yra labai derlinga žemė. Galbūt tiesiogiai materialiam pasaulyje, galbūt psichologiškai, galbūt jo pasirinktam kely. Tai skirtumas yra visgi didžiulis tarp šitų dviejų vyriškų energijų. Ir aš paklausiau, kaipgi šitas skorpioniškas vyriškis mato šitą moterį. Galbūt tai yra labai aistringa moteris, nes visgi krenta ugnis prie jos. Galbūt yra daug aistros, galbūt yra aistros savo pašaukimui, galbūt yra tiesiog labai aistringo charakterio moteris. Nebūtinai tai reiškia impulsyvi, ar ne? Kad žmogus jaustų aistrą, jis neprivalo būti impulsyvus. Bet galbūt yra labai daug ugnies. Ir kaipgi tas vyrukas ją mato, iškrito opozicija, garbingas ir turtinga mergina. Gali būti, kad jinai jam prieštaravo ir jis mato ją kaip garbingai besilaikančią savo pozicijos, garbingai atstovinčią opoziciją. Atrodo, kad tai yra, jeigu ir susikerta nuomonės, tai atrodo, kad tai bus garbingas susikirtimas, kur nebus akių kapojimo, nebus noro pakenkti, nebus noro kažkaip beprotiškai įrodyti savo tiesą, kad tik laimėti, ar ne. Jeigu tai opozicija, tai ji bus pasverta ir skirta kažkokiam, nežinau, abiejų gėriui ar situacijos gėriui, sakykime taip. Kaip ji mato šitą skorpionišką vyruką, apleidimas ir tikra meilė. Tai aš nesidomėjau, ar čia ji save taip mato į jo pusę, ar jį taip mato į savo pusę.
gali būti, kad ji mato, jog jis apleido tikrą meilę, galbūt ji jam demonstravo savo interesą, galbūt jis žinojo, kad jisai turi jausmus ir jisai nieko nedarė ir nieko nesakė ir nestovėjo už tai, kas jam yra brangu, kas jam svarbu. O galbūt jinai žino, kad ji turėjo apleisti jį arba ji apleido savo jausmus jam kažkokiu momentu. Labai įdomus skaitimas tuo, kad stipriai jaučiasi kažkokios praeitų gyvenimų tendencijos ir mane vis traukė tarsi, vis norėjosi sakyti, kad tas dykumų velnias, kad tas vyrukas, kuris yra velnio archetipė šiuo metu. Tai neatrodo, kad jis būtų blogas žmogus, bet jis yra labai narciziškas. Ir narciziškas galbūt yra dėl savo pasirinkto gyvenimo būdo, galbūt dėl santykių, kuriuose yra, galbūt dėl, nežinau, darbovietės ar dar kažkas tai. Tai neatrodo kaip blogas žmogus, bet jis gali daryti blogai, pats to nematydamas arba nežinodamas, nes tiesiog jis kultivuoja ne tą energiją, kurią reikėtų kultivuoti. Ir mane labai, labai traukia skaitimo metu vis, tai palauk, tai jis pagrindinis vyriškis ir jinai pagrindinė moteris. Tai reiškia, jie turi būti, ar jie kartu. Ir tarsi krito taip, ne, taip, ne, taip, ne. Ir po to iškrito galutinis atsakymas, kad ne, šitas vyrukas neturi būti su ja. Tarsi tai gali būti ta tokia velnio energijos kuriama iliuzija, kur, oi, čia mes kartu turim būti, žiūrėk, kokie mes čia suderinami, kaip puikiai mes čia atrodom, kaip čia toks tarsi yra bandymas sutampyti stygas, sužaisti ir sukurti tokį kažkokį, atseit mes čia skirti vienas kitam, bet iš tiesų tai ne. Ji mato teisingai, jis yra karma. Ir šitoj situacijai jis yra tas, kuris tą karmą nešiosis ant savo pečių. Šitą skorpionišką vyruką matau kaip laimėtoją, kaip gynėją, kuris galbūt gina, užstoja. Nebūtinai tai reiškia, kad šitie žmonės turi eiti į romantišką santykį ir kad mes kalbam apie romantišką santykį. Tai gali būti tiesiog nuoširdus pajautimas, užjautimas, atjauta, supratimas, simpatija kažkokia ir nebūtinai ji turi būti seksuali ar ne, mes nebūtinai turime apie tai kalbėti ir suvesti viską į tai. Bet tai gali būti tai ar ne, kad tai yra ta tikra meilė. Ir šitas žmogus ketina žengti žingsnius ir padaryti viską, ką jam norisi daryti. Ir atrodo, kad jis eina teisingų keliu. Ir kas įdomiausia yra, tai, kad keičiasi likimai. Ir tai mane labai sudomino šitame skaitime, kad šitas pasiturintis vyriškis, nebūtinai tai pinigais pasiturintis, tai gali būti pasiturintis vyriškis psichologiškai ganėtinai aukšto emocinio intelekto. Tai gali būti tiesiog savo meistrystėje aukštą lygį pasiekęs žmogus, tai gali būti tiesiog geras žmogus, nes jis krito kaip geras žmogus. Aš pasidomėjau dar atskirai, ar jis yra geras žmogus ir iškrito taip, jis geras žmogus ir pagrindinė moteris irgi yra geras žmogus. Dėl šio vyruko neskubėčiau taip linčiuoti labai, kad tai yra, oi, čia labai, labai blogas žmogus ir čia gerai, kad jisai kenčia ir kad... Ne, man atrodo, mes turim visada palikti erdvę žmonėms keistis, bet jie turi gauti pasekmes už savo veiksmus, tokias, kokios jos yra. Ir keičiasi likimai šitų dviejų žmonių
Ir man atrodo, kad tas oro stichijoje esantis vyrukas yra žaidėjas, kuris buvo išbandymas šitiem dviem žmonėm. Todėl, kad likimas buvo labai aiškus. Ir dabar noriu prieiti prie dar kelių kortų. Iškrito, aš klausiau, koks tas likimas turėjo būti. Ir iškrito 5 skeptrai, skeptrų karalienė ir 6 skeptrai. Gali būti, kad skeptrų karalienė yra visai kita moteris, kuri turėjo pagal likimą laimėti. Ir šitas skorpioniškas vyrukas būtų nešęs tą kryžių. Jis būtų nešęs tą kryžių. Arba šita pagrindinė moteris kažkuriame momente turėjo iškelti didžiulę sceną ir ji tai būtų laimėjusi, bet tai būtų buvę ego pergalė. Ar ne? Ji galbūt būtų iškėlus sceną, iškėlus konfliktą ir būtų išėjusi kaip laimėtoja ir tada lieka tas kryžius ant to paties vyruko. Jo, tai gali būti taip, bet kas įvyko, kame buvo tas likimo posūkis, kuris privertė, kur pasisuko kitaip. Iškrito popiežius, juodoji magija, įsimylėjėliai ir 3 skeptrai. Šita kombinacija man sukėlė tokį įspūdį, tokią sceną, kad tarsi vertėsi kaip keli paveikslai. Tai vienas iš jų buvo, kur tarsi jinai būtų kovojus karo lauke, aš taip matau kaip karį, kuris kovoja už save ir jis atsisuka ir mato, kaip ant kito pareina slapta ir tada maždaug eik tu savo, tai dabar man reikia ne tik save, bet dar ir tą reikia pridengti. Tai kažkas tokio, bet man tai krito tarsi stovėjimas nugara į nugarą. Nes ego yra tai, kai mes žiūrim vienas į kitą ir mes kapojamės tarpusavyje. Ir ne? O šičia yra stovėjimas nugara į nugarą. Ir labai labai ryškus suvokimas, kad gerai, dabar gal aš tau laikau užnugarį, nepaisant to, kad tenais tu man ten kažką padarėjai ir pasakėjai ir aš tau parodžiau vidurinį pirštą iš už sienos eidama. Aš atstovėsiu dabar. Mes šičia uždarom ir tada eisim pasikalbėti. Kažkas panašaus. Toks jausmas, kad buvo priimtas sprendimas pakeisti kryptį, pakeisti veiksmus, nes buvo tikimasi kitokių veiksmų. Ir ant jos krito popiežius ir imperatorienė. Tas popiežius, kuris buvo grįstas juodąja magija, tas kontraktas arba tas įsipareigojimas, kuris buvo grįstas juodąja magija. Priimtas sprendimas nuo to pasitraukti. Gali būti, kad likimą keičia pats vyriškis, kuris galbūt buvo santykėje su moterimi, nelabai gera moterimi. Arba, kaip pasakyti, gal ir gera, bet galbūt labai impulsyvi, galbūt piktybiška, galbūt jai svarbu yra jos, kaip jie atrodo, kaip gyvena ir tai sekina ir taip toliau. Ir jis nusprendė nuo to pasitraukti ir rinktis kitą kelią. Ir tai jį atveda į popiežiaus kontraktą su imperatorienė ir žiūrėkit, čia krenta raktas. Raktas, ar ne? Imperatorienė yra raktas. Tai va, tai
tai atrodo, kad šitas skaitimas yra tikrai labai, labai gražus. Nors tai netrodo lengva istorija, bet tai atrodo ganėtinai galingas momentas, bent jau poros žmonių gyvenime. Kai kuriems tai gali būti jūsų pačių, jeigu jūs esat vyriškis, galbūt jūs matot save ir tame vaidmenyje ir galbūt matot, kaip visgi kažkieno šviesa ir dieviškumas privertė jūs parklupti ir suprasti, ką jūs turit paleisti, ar ne, kokias energijas turit paleisti, kaip į kurią pusę turit transformuoti save, ar ne, ir tas jūsų kryžius yra jūsų galbūt jausmų išraiška, bet tai yra labai maža jūsų porcija, greičiausiai mes kalbame apie 2 skirtingus vyriškius, nes mes turim 2 erelius, kurie galinėjasi tarp 2 skirtingų tiesų, 2 ereliai, kurie kalba apie susikirtimą, kovą už savo tiesą, už tikrą tiesą ir panašiai. Ir šalia krenta pabaiga. Nu, tai akivaizdu, kad kažkas kažką uždarinėja ir tai yra teisingas kelias. Kai kuriems iš jūsų gali būti, kad pagrindinis vyriškis ir pagrindinė moteris turėjo pagal likimo posūkius būti kartu, tačiau šitas žmogus lieka kontrakte, kuris nėra gerai, gal sakysiu taip, nereikia man vertinti, kokiam kontrakte jis lieka kažkokiame kontrakte. Ir ant to kontrakto krenta velnias, akivaizdu, šitas žmogus pasirinko savo karmą ir tai atveda, visatą daro tam tikrą rokiruotę, kur ateina tas žmogus, kuris yra tinkamas ir bus nuostabus partneris ir bus nuostabus bendražygis jai arba galbūt jinai jam, ar ne. Tai faktas, kad vyksta didžiulis posūkis. Tik esmė yra, apie ką kryžius ir paskutinysis teismas, kuris krenta čia, apie ką tai kalba, taip žiūrint iš bendros pusės, tai kad sprendimai, net jeigu jie ir yra labai nepatogus, bet jie yra teisingi, atstatantys pusiausvyrą ir vedantis šviesos keliu, jie turi būti priimti ir švariai iki galo įgyvendinti. Niekas neturi būti palikta pašoniai, atidėta, neatsakyta ir nepadaryta. Viskas turi būti tropne, gražia, viskas turi būti sutvarkyta. Tada mes turėsime labai, labai gražią išeigą visoje situacijoje. Tai va, tai linkiu ramybės, pusiausvyros, ganėtinai ilgai aš čia svaičioju, tikiuosi tai buvo kažkam naudinga, kažkas tame kažką atradot, o jeigu neatradot, bus kitų kartų. Ate.